apskritai vokai vis tiek yra vienas iš senėjimo požymių, kuris ima labai greit nervinti žmonės, nežiūrint to, kad dar nesusiaurėja akiplotis, nei tam kas nors sunku atsimerkti, užsimerkti ar dar kas nors, bet pradeda nervuoti žiūrint į save. Vokų plastika, ko gero, plastinė chirurgija yra pati trumpiausia operacija, jinai trunka be 25 minutės, duoda maksimaliai gerą rezultatą ir šios operacijos metu rizika komplikacijom yra ypatingai minimali. Po vokų operacijos rezultatas yra labai greitas, po kokių 10 dienų. Todėl šitos operacijos šiai dienai yra labai populiarios. Reiškiasi, yra tas pagrindinis žmogaus jausmas, kad jau nieks neužkrenta, nieks nesiaurina akipločio, nespaudžia blakstienų, o moterų, svarbiausia, kad jau gali dažytis blakstienas neištepdama savo vokų, tai yra antiek greitai ir antiek paprastai ir antiek tikrai šiai dienai nebrangiai, kad daug žmonių viena atėjo, tuoj pat skambina, jau draugė nori, tuoj pat skambina, jau draugė nori ir panašiai. Į metus, paskutinius metus tokių operacijų, aš nežinau, gal kokie 80-100 per metus padaro. Tai yra tikrai labai daug, gal net 150, sakykime taip.